Parodysiu, kaip teisingai naudoti katės akis gelį, kad efektas būtų ryškus ir valdomas. Viduje yra metalinės dalelės, kurios reaguoja į magnetą, o tu valdai jų kryptį. Katės akis geriausia atrodo ant juodo pagrindo. Pirmas sluoksnis – juodas, polimerizuoju. Antras – katės akis. Ir čia prasideda darbas. Nagą palieku šlapią. Magnetą laikiau apie pusę centimetro nuo paviršiaus. Pritraukiu, linija ryški ir plona. Atitraukiu, efektas tampa minkštas, tarsi rūkas. Magnetas turi dvi pusės. Viena traukia blizgį į viršų, kita stumia gilyn ir kuria šešėlį. Abi pusės leidžia suformuoti 3D efektą. Šviesa centre ir gylį kraštuose. Jeigu rezultatas nepatinka, magnetu galiu viską pakoreguoti. Dalelės lengvai keičia kryptį. Dar vienas labai svarbus momentas – nelakuoti iš karto visus. Kai dirbi su katės akim, kiekvieną nagą reikia užfiksuoti lempoj iš karto po to, kai suformuoja efektą. Priešingu atveju magneto dalelės išsisklaidys ir tavo linija išnyks. Dabar rodo antrą variantą, kaip dar galima paryškinti, bet man asmeniškai nepatinka, nes vizualiai jis keičia architektūrą ir vizualiai nagas atrodo nelygus. Užtepiau topo, išdžiovinu ir blikas pradeda judėti kartu su ranka. Tai ženklas, kad katės akis padarytas teisingai. Buvo naudinga, spauskit like ir sekite mūsų puslapį.